Dar prieš pasaulio sukūrimą, dar prieš bet kokį veiksmą ar istoriją. Jau buvo Dievas, Dievas, kuris kalba. Jis kūrė per žodį ir išmintį. Kūrė ne chaosą, bet su prasme, tvarka ir meile. Kiekvienas dalykas turi savo vietą, savo prasmę ir savo kryptį. Jeigu galvoji kartais, kad atsiradai atsitiktinai šiame pasaulyje ir be tikslo, prisimink, kad Dievas tave sukūrė su išmintimi ir su meile, kaip nepakartojama savo kūrinį. Žodis nėra tik garsas ar mintis. Žodis kūrė ryšį. Per žodį Dievas kviečia pasaulį į gyvenimą, o žmogų mūsų į pokalbį. Visa, kas yra sukurta, neša žinią tam, kuris nori klausytis. Visa, kas yra Dievo sukurta, yra tarsi kalbantis tekstas. Ir tas, kas moka skaityti, kas moka klausytis, tas nuolatos mokosi gyventi. Tai menas ne tik suprasti protu, bet ir priimti širdimi. Įsivaizduok, kuomet leidi Dievo žodžiui formuoti savo sprendimus, santykius, laisvę ir atsakomybę. Koks grožis. Žmogus, kuris klausosi žodžio, padeda kūrinijai pasiekti savo pilnatvę, o galiausiai žodis tapo kūnu, Jėzumi. Jis ne tik paaiškina pasaulį, bet įeina į jį, kad išmokytų mus skaityti gyvenimą Dievo šviesoje. Klausimas lieka atviras. Ar aš skaitau gyvenimą su Dievu ar be jo? Gero apmąstymo ir palaimintos dienos.